Sveiki, brangs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Atmetęs Saulių, viešpats kreipėsi į Samuelį. Kiek ilgai sielosiesi dėl Sauliaus? Aš atmečiau jį nuo karaliavimo Izraelyje. Pripildyk savo ragą aliejaus ir leiskis į kelionę. Siunčiu tave pas Jesį Betliejėtį, nes radau savo karalių tarp jo sūnų. Tai prasideda 1 Samuelio knygos 16 skyrius. Šis Dievo įsakymas iš išorės atrodė keistai. Atrodė kaip kvietimas į valstybės išdavystę. Esant gyvam karaliui paskelbti karaliumi kitą, tai reiškia priešintis esamai valdžiai. Kad ir kokia sunki būtų valdžios našta, asmeniui, kuris yra valdžioje, mažai kas sugeba ją savo norą atiduoti kitam, savo valdžią perduoti kitam. Panašu, kad valdžia hipnotizuoja tą, kuris ją turi, ir verčia tą asmenį aršiai ginti savo valdžią nuo bet kokio kėsinimuose, net įsivaizduojamo. Samuelis teisingai klausė viešpaties. Kaip aš eisiu? Klausė Samuelis. Jei Saulius išgirs, užmuš mane. Viešpats tarė, veski su savimi telyčią ir sakyk, atėjau atnašauti kruvinos aukos viešpačiui, pakviesk Jesį į aukos šventę ir aš pats parodysiu tau, ką turėsi daryti, patepsi tą, kurį nurodysiu. Atvykęs į Betliejų, Samuelis pakvietė Jesį prisijungti prie aukos. Apie Jesį šventajame rašte sakoma, kad Sauliaus dienomis tas žmogus jau buvo senas ir pagyvenęs. Ir turėjo be abejonės sūnų. Kai Samuelis pamatė vyresnį Eliabą, tada širdyje jis pamanė, tikriausiai viešpats pateptasis stovi prieš viešpatį. Bet viešpats tarė Samuelį, nežiūrėk jo išvaizdą ir stumens aukštį, nes aš jį atmečiau. Juk Dievas ne taip mato kaip žmogus. Žmogus mato, kas akimis matoma, o viešpats žiūri į širdį. Dievas pasakė tą patį apie likusius kitus Jesės sūnus. Samuelis savo galvoje galėjo turėti painiavą, kaip čia, visigi sūnus čia, viešpats aiškiai pasakė, kad tarp šio konkretaus asmens sūnų Dievas nurodys karalių, tačiau viešpats pasakė ne ir ne. Tada Samuelis sako Jesei, ar tai visi tavo vaikinai? Dar liko jauniausias. Matai, jis gano avis. Samuelis tarė Jesį, pasiųsk ką nors jį atvesti, nes mes nesėsime valgyti, kol jis čia neateis. Jesė pasiuntė ir jis buvo atvestas. Jis buvo raudons skruostis, žvalių akių ir gražios išvaizdas. Stok, tarė viešpats, ir patepk, nes tai jis. Kas buvo Dovydo širdyje, to pagranduko mažiausioje širdyje. Į jį net nebuvo atsižvelgta ir nebuvo pakviesta aukoti, bet buvo jam palikta atsakomybė ganyti avis. Kas jo buvo širdyje? Ką viešpats pamatė šioje jauno asmens širdyje? Saliamonas patarlių 4 skyriuje širdį vadina gyvybės, gyvenimo šaltiniu ir ragina ją atidžiai saugoti. Jėzus Luko Evangelija 6 skyriuje sako, kad būtent mūsų širdis lemia, kas iš tikrųjų esame. Nes geras žmogus, sako jis, iš gero savo širdies lobio iškelia gėrį, o piktas iš piktos širdies lobio iškelia blogį. Pakartoto įstatymo 6 skyrius 5 eilutė kalba apie tai, kad įstatymas mylėti viešpatį prasideda būtent nurodymo mylėti visa širdimi. Taigi paslaptis, kad būtent Dovydas patiko Dievui kaip Izraelio būsimas karalius, buvo tame, kad Dovydas, kaip sakoma šventajame rašte, buvo vyras pagal savo širdį, pagal Dievo širdį. 1 Samuelio 13 skyrius. Ką tai reiškia? Tai yra, jog norai ir siekiai sutapo su Dievo troškimais. Paulius sako, Dievas padarė karalių Dovydą, apie kurį jis pasakė. Apaštalų darbų 13 skyriuje čia Paulius kalba, nuo 22 eilutės, radau Dovydą Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdės visus mano norus.
Dievo valią Dovydas laikė didžiausią palaimą savo. Vienoje iš psalmių, tai yra 40 psalmėje, jis yra pasakęs: mano džiaugsmas vykdyti tavo valią, mano Dieve, tavo įstatymą turiu širdyje. To Dovydas buvo visiška priešingybė užsispyrusiam Sauliui, kuris daugiausiai siekė vykdyti savo valią ir kuris pranašui pasakė tavo Dievas, vietoj to, kad sakytų mūsų Dievas. Nors tiek Saulius, tiek Dovydas padarė klaidų ir sunkių nuodėmių savo gyvenime, būtent Dovydas pajuto visišką priklausomybę nuo Dievo. Ir ne tada, kai Viešpats jį nubaudė. Jis laikė tai didelę palaimą ir galimybę dar labiau priartėti prie Viešpaties. Išmėgink mane, Dieve, sakė Dovydas, ir pažink mano širdį, išbandyk mane ir žinok mano mintis. Pažiūrėk, ar einu pavojingų kelių ir nukreipk mane amžinu keliu. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.